Nu, štai praėjo dar vieną konsultaciją. Saulius išklausė manęs, pasidalinom nuomonėm. Sauliau, ką gavai per šią konsultaciją? Kas įvyko tavyje? Su kuo atėjai, su kuo dabar išeini iš konsultacijos? Ir ką galėtum apie tai pasakyti? Na, atėjau sakykime, su daug klausimų, iš kuriuos nežinojau atsakymų, iš kur kyla tie mano vidiniai nerimai visokie ir pykčiai ir kiti dalykai. Ir pasikalbėjus su Robertu supratau, kad, na, ne taip į tuos dalykus žiūrėjau, ne iš tos pusės, kad supratau, kad iš visai iš kitos pusės viskas vyksta ir, na, nežinau, sunku paaiškinti, bet jausmas daug geresnis dabar ir daug aiškiau viskas pasidarė. E, Gerai, Sauliau, sakyk, o kokie ketinimai iš to dabar, vat, po tų 2 valandų pokalbio mūsų, kokie ketinimai, kaip toliau gyvensit, kokius žingsnius manai žengt toliau? Na, tikrai pasikalbėjus su tavim, Robertai, noriu toliau žengti žingsnius, eiti į per pakopas ir išmokti daugiau, sužinoti daugiau, kaip valdyti visas situacijas, visus stresus ir gyventi laimingai. Sakyk, Sauliau, ar atsirado šviesa tunelio gale dabar, kaip tu jautiesi šiuo momentu? Tikrai atsirado ir tikrai net atrodo diena prašviesėjo, nors laukia dar ganuota šiandien, bet tikrai, sakau, šypsena, vat. Taip, iš tikrųjų pokytį aš irgi tavyje matau, su kuo atėjai, su tokiu nerimu akyse viską, o dabar visai kitas veidas netgi atsirado. Agi aš labai dėkingas tau, Sauliau, kad skyrei laiką savo, kad jau pradedi jaustis kitaip, kad atsirado ketinimas eiti į laimę. Tai man yra geriausias rezultatas viso to mano nudirbto darbo, kai aš matau visai kitokį akių spindesį žmoguje. Ačiū tau, aš linkiu tau nuostabios kelionės. Iki. Ačiū.